Norėčiau pristatyti, aš esu mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos vyriausias specialistas Arvydas Šimkėnas ir norėčiau pristatyti jums pakankamai naują, kuris buvo sausio 6 dieną pirmą kartą pristatytas ministerijos leidinį. Tai leidinys, ką turime žinoti apie pasirinkimą ekstremaliosios situacijos ir karo metų. Tai jeigu taip populiariai aiškinant, tai mano kolega Tomas papasakojo, ką dabar veikia ir daro su mumis mūsų priešininkai, ir aišku, dabar turėtų iškilti klausimas, ką turėtume daryti mes. Taip, tai šitas leidinys turėtų iš dalies atsakyti truputį šitą klausimą ir bus daug klausimų, kurie turėtų kilti. Aš čia turiu nelabai daug laiko, tai labai į turinį nesigilinsiu, to leidinio, tik bendrai pristatysiu sumanymą ir to leidinio struktūrą ir papasakosiu, iš kur jūs jį galėtumėt gauti ir kaip susipažinti. Tai, kai mes visi puikiai žinome, kad pernai metais ta saugumo situacija gerokai pakito, ir paskutiniais metais, ypač po stojimo į NATO, atrodė, kad tas karas ir tos grėsmingos visos situacijos susijusios su karu kažkur yra labai toli nuo mūsų ir niekada čia nieko netvyks, tai netikėtai viskas priartėjo, kad prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą ir, aišku, visuomenėje taip pat kilo susirūpinimas, kilo daug klausimų, ką turėtų įvairiomis situacijomis daryti piliečiai. Ir šio leidinio vienas iš iniciatorių, tai Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, jisai būtent ir sumanė, kad reikia parengti tokią knygelę, kur būtų sudėti visi galimi atsakymai. Ir rengėjai šios knygelės yra Krašto apsaugos sistemos darbuotojai, taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kadangi to departamento specialistai, jie būtent užsiima įvairiom ekstremaliom situacijom, kurios galėtų daryti tiek taikos, tiek ir karo metu. Ir kaip jau minėjau, leidinio tikslas yra suteikti, pirmas tikslas yra suteikti bendrą supratimą apie valstybės veiksmus, reaguojant ekstremalias situacijas ir pavojus, grėsmės ir karo metu. Kiti tikslai - tai suteikti piliečiams žinių apie tai, ką jie turėtų daryti, kaip elgtis, kad galėtų apsisaugoti nuo nelaimių. Ir trečias tikslas - informuoti piliečius, kaip jie galėtų prisidėti prie krašto. Nežinau, aš dabar girdit mane, aš gerai galvoju. Prašau, toliau šiek tiek, kaip informuoti piliečius, kaip jie galėtų prisidėti prie krašto gynybos. Ir leidinio struktūra, tai yra, aišku, ministro žanginis žodis ir tokios penkios dalys, 5 informaciniai blokai. Tai pirma dalis tai valstybė taikos ir karo metu, antra dalis civilinė sauga, trečioji tai pokyčiai valstybėje mobilizacijos ir karo metu, ketvirta dalis tai piliečių vaidmuo ginant kraštą. Ir 5 dalis, turbūt tokia pati konkrečiausia, labiausiai koncentruota, tai praktiniai patarimai piliečiams. Ką būtent piliečiai turėtų daryti ištikus kažkokiai stichiniai, ekstremaliai situacijai arba prasidėjus karo veiksmams. Ir pirmam skyriui yra aptariami teisiniai režimai valstybės, kaip valstybės institucijos funkcionuoja, kokie gali būti piliečių apribojimai teisių ir kokias papildomas pareigas piliečiai arba prievolės įgyja vienoje ar kitoje situacijoje. Taip pat yra paaiškinta, kas yra mobilizacija, kad tai ne tik karo prievolininkų šaukimas į kariuomenę, bet ir taip pat civilinių institucijų pertvarkymas veikti karo metu, nes yra 19 pagrindinių funkcijų valstybės, kurios turi būti užtikrinamos taip pat ir karo metu.
Ir antroji dalyje yra pasakojama, kaip vyksta civilinė sauga, koks yra informavimo mechanizmas, kaip vyksta evakuacija, kaip vyksta pagalbos organizavimas, kokie gali būti privalomi darbai ir kiekviena šeima turėtų, ką turėtų suplanuoti, kaip turėtų pasirengti tai ekstremaliai situacijai. Taip pat yra šioje paaiškinta, kokie vyksta pokyčiai mobilizacijos ir karo metu, kaip reikia karo prievolininkai, kaip informuojami ir taip pat kaip yra užtikrinamos gyvybiškai svarbios valstybės funkcijos. Ir ketvirtoji dalis tai pakankamai išsamiai yra atsakyta, koks turėtų būti piliečių vaidmuo ginant šalį, tai yra kokie bendrai teisiniai principai, taip pat, kad yra ginkluotas prisipriešinimas, taip pat yra neginkluotas, kas yra ypač aktualu šiuolaikiniuose konfliktuose, hibridinio konflikto atveju, tai solidarumo, pilietinės vienybės demonstravimas yra labai svarbus, taip pat svarbi visuomeninių organizacijų veikla, pradedant Raudonuoju kryžiumi ir baigiant Šaulių sąjungą. Ir aišku, labai svarbi ta informacinė erdvė, apie kurią jau kalbėjo mano kolega Tomas. Ir penkta dalis labai koncentruota, jūs esate labai užsiėmęs žmogus, tai bent jau perskaitykite penktą dalį, kur yra trumpi, aiškus, konkretus patarimai, kaip reiktų elgtis vienos ar kitos ekstremalios situacijos atveju. Ir dabar kol kas yra išėję tik šitos knygelės, štai tik 5000 egzempliorių, tas visas serialas yra beveik uždarintas, tai ta tikslinė auditorija pati pirmoji, tai turėjo gauti mokyklų bibliotekos ir savivaldybės. Dabar bus rengiamas naujas tiražas, patobulintas, manau, didesnis, o šiuo metu, kad ir šiandien, jūs tą knygą galite rasti KMLT puslapyje, tiesiog užeinat į titulinį KMLT puslapį ir tenai dešiniam šone yra nuoroda, mėlyna nuoroda, ant jos paspaudžiate ir tą failą galite atsisiųsti savo kompiuterį arba išmanųjį telefoną ir turėti pasiskaityti, susipažinti. Ir taip pat norėčiau paminėti, yra dar 2002 metais išleistas vienas leidinys Pilietinis pasipriešinimas, jis taip pat yra KMLT puslapyje, prie leidinių, ten užeinat leidinių skyrelį, ten irgi yra daug praktinių patarimų, taip pat yra tokių patarimų, kurie turėtų būti aktualūs Šaulių sąjungos nariams, kariams savanoriams, būtent tiems, kurie kovotų su ginklu arba vykdytų kažkokią pogrindinę veiklą. O šita knygutė yra iš esmės orientuota į civilius gyventojus. Jeigu jūs nesat statutinis pareigūnas, nesat karys, tai jūs vis tiek būtinai turit persiskaityti tą knygutę ir ekstremalios situacijų tais patarimais vadovautis. Ir taip pat turiu jums prašymą, kaip jau minėjau, šitą knygelę, šis leidinys bus tobulinamas ir bus parengtas naujas tiražas. Tai tam pačiam puslapį, iš kurio galite atsisiųsti, apačioje yra langelis. Ir tikrai labai prašau jūsų visas pastabas, pasiūlymus, kažkokias naujas idėjas galite parašyti ir siųsti mums. Jie pateks pas atsakingą redaktorių ir tikrai bus išnagrinėti ir jūsų auditorijos, jūsų nuomonė tikrai yra labai svarbi mums ir vertinga, ir mes norėtume ją sužinoti. Dar norėčiau paminėti, dabar aš šitam kompiuterį paliksiu 2 prezentacijas, čia buvo trumpoji versija, labai tokia prabėgom ir kita prezentacija, 302 skaidrės, kur smulkiai jau viskas aprašyta, visas turinys, atskiros potėmės ir tiesiog kas norite, manau, nebus problemų pasiimti prezentaciją ir naudoti. Jūs esate mokytojai, jūs esate tie žmonės, kurie tikrai gali pasiekti didelę auditoriją ir jūsų nuomonė, jūsų tas darbas tikrai yra labai svarbus. Tai tiek iš manęs, aš norėčiau gal išgirsti klausimų, jeigu jų bus. Klausau jūsų.
čia yra šiek tiek knygų, 9 berods, tai čia meilės pušėnės centro policija.